Sveiki, kaip jau teisingai supratote, šiandieną mokysimės siūti. Na, iš tiesų juokauju. Šiandieną norėčiau su jumis pasidalinti idėją, kaip pasidaryti paprastą softboxą, lietuviškai vadinamą šviesdėžį. Pagrindinis šviesdėžės skirtumas nuo prožektoriaus yra tas, kad apšvietus jie daiktus, jų šešėliai būna labiau išplaukę, netoks ryškus jų kontūras. Taigi, norint pasidaryti šviesdėžę, mums reikės tam tikrų įrankių, o būtent siuvimo mašinos, žirklių, kitų siuvimo reikmenų, krašto ir kraštelių bei atsuktuvų. Taip pat mums reikės ir tam tikrų medžiagų – popieriaus iškarpoms, 4 varžtelių, pagal diametrą geriausiai tik skirti kompiuterių korpusams prisukti. Jų tikrai gausite iš draugų besidominčių kompiuterių ardymų. Taip pat reikės juodos medžiagos šviesdėžės korpusui. Pagrindiniai kriterijai šiai medžiagai, kad nepraleistų šviesos ir būtų atspari karščiui. Reikės ir baltos medžiagos šviesdėžės priekiui, sklaidysiančiam šviesą. Ši medžiaga turi būti lengvai peršviečiama, bet atspari karščiui. Jei medžiagą galima lyginti, vadinasi ji atspari karščiui. Agro plėvelės šviesdėžės priekiui jokių būdų negalima naudoti, nes ji greitai užsidega. Aišku, reikės ir pagrindinio komponento – prožektoriaus, kuris turėtų būti nesilpnesnis tai 300 vatų. Reikės ir laido, jungiklio bei kištuko jam prijungti. Šviesdėžės korpusui reikės lengvai besilankstančios aliuminio vielos. Išvardinau lyg ir viską, tad galima pradėti daryti šviesdėžę. Visi matavimai pritaikyti tokių išmatavimų prožektorių. Kinijos liaudies Respublikos dėka tokį prožektorių tikrai rasite statybos prekių parduotuvėse ir jis turėtų kainuoti apie 15 litų. Jei jūsų prožektorius nėra tokių išmatavimų kaip nurodyta, pabandykite pakoreguoti brėžinius. Visų pirma, mums reikia pasidaryti iškarpas iš juodos medžiagos šoninėms šviesdėžės dalims. Reikės iškirpti tokių išmatavimų trapecijas, kadangi mums reikės pasiūti 4 šviesdėžės šonus, tai ir vienos ir kitos trapecijos reikės iškirpti po 2 vienetus iš juodos medžiagos. Jūs galite daryti savaip, o čia parodau, kaip aš padariau tokias iškarpas. Iškirpame iškarpas. Muilo gabaliuku apibrėžėme jas ant juodos medžiagos. Na ir iškerpame. Prieš pradedant siūti svarbu paminėti, kad viena prie kitos turi būti siuvamos skirtingų išmatavimų trapecijos, kad tinkamai apgautų prožektorių. Tai yra, siūvamas trapecijos didesnė prie mažesnės arba mažesnė prie didesnės. Jokių būdų ne mažesnė prie mažesnės ar didesnė prieš didesnės. Susiuvant trapecijas svarbu išlaikyti, kad siūlė būtų nutolusi 1 cm nuo krašto. Kai susiuvamos kartu visos trapecijos nuo gautos figūros mažesnės skylės krašto, užlenkiame apie 1 cm pločio medžiagos kraštelį ir jį prisiuvame. Šviesdėžės šonai pasiūti ir dabar reikia iškirpti ir prie platesnės skylės prisiūti baltos medžiagos kvadratą. Jo kraštinės turėtų būti po 36 cm. Aš sudedu 2 medžiagos sluoksnius, nes vienas yra šiek tiek per plonas. Jūs savo ruožtu pasiderinkite pagal savo baltos spalvos medžiagą. Prisiuvame baltos medžiagos keturkampį prie jau pasiūtų šonų. Vėlgi, išlaikydami susiuvimo siūlę per 1 cm nuo krašto. Čia svarbu paminėti, kad visos siūlės šiame etape turėtų būti išorėje, kad vėliau gražiai atrodytų geroji siuvinio pusė. Prisiuvus mūsų baltos medžiagos keturkampį, kuris ir sklaidys šviesą, išverčiame mūsų šviesdėžės korpusą į gerąją pusę.
Pirma darbo dalis atlikta. Dabar reikia pasidaryti vielos karkasą, kuris laikytų pasiūtąjį šviesdėžės korpusą. Tam mums reikės pragręžti po 2 skylės štai šiuose prožektoriaus kampuose. Viena skylė visada turi būti gręžiama kiek įmanoma arčiau krašto, o kita nutolusi per kokį centimetrą nuo jos. Gręžiame 3 mm storio metalo grąžteliu, nes būtent tokio pločio skylių reikia, kad į jas būtų galima įsukti mūsų varžtelius ir jie tinkamai laikytų vielos karkasą. Kampinėse skylėse įsukame varžtelius, bet nesusukame iki galo, o paliekame tiek, kad tilptų aliuminio viela. Karkasą darome taip. Paėmę 28 cm ilgio vielos, užlenkėme apie 5 mm štai taip, viename vielos gale ir jį įstatę į šalia varžtelio esančią skylutę, apsukame vielą aplink varžtelį taip, kad jis prisisukdamas vielą prispaustų. Tada vielą atlenkėme štai taip. Ir atsimetavę 6 cm nuo korpuso, ją užlenkėme dar kartą štai taip. Galiausiai užlenkėme likusi vielos galiuką, kad nesuplėšytų medžiagos. Viską pakartojama su likusiais prožektoriaus kampais. Tai padarę, užtempėme ant karkaso mūsų šviesdėžės korpusą. Ir dar kiek palankstome vielas, kad korpusas išsilygintų. Prijungėme prie prožektoriaus elektros laidą ir štai baigta. Manau, kad šviesdėžės tikrai pravers jūsų filmavimams. Labai patogu dirbti su jomis, kai jos pritvirtintos prie mikrofono stovų. Kadangi šviesdėžės darome patys, turiu perspėti, kad jokių būdų nepalikite jų įjungtų ir be priežiūros. O jeigu turite tokių idėjų, kuriomis norėtumėt pasidalinti su kitais, arba galbūt norite pareikšti komentarus mano paskaitėlėms, kviečiu maloniai rašyti šiuo adresu. Ačiū visiems ir iki.